Valdoks leidžiasi 13 metai spalio 11 dieną. Man trukdo biški, aš žinai, tavo kojas viskas, žinai. Nu kaip? Bet kai nusileidom į 100 tą žemiau, žinau, kad atrodo, kad šilumą čia būtum įjungę iš 300 metrų aukščio. Na, taip. Smagiai, kartu. Bet dabar žinau, ko išmokina, įsėdau. 300 ir šalt jau yra. Nu, kaip fotelį sėdau. Kartu. Edmas buvo privažiavęs. Koks Edmas? Edmas, nu tas. Mes ten buvom nusileidę. Kur? Tenai. Ai, ten nusileidus? Nu. Nusileidom, vėl pakilom. Žiūriu, kur jūs dengus. Nu, ten esam buvom. Tai ką norinčių nėra taip. Nu, prisikaifavai musė, ne? Eik, ne tas žodis. Ką? Ne tas žodis. Tai įspūdžiai geri, vienu žodžiu. Tai palei žemę, žinai, žmogus cigaretę duodžiu, tai gal parūkyti nori. Ir stau, tokiam aukštį. Matai dabar, kuo skirias parasparnis nuo lėktuvo? Tai ne tas žodis, nu, tai lėktuvai tai nainakui. Matai, kad nieko gero iš tų lėktuvų nėra. Man tai tikimybės priekį nėra su jais. Tuo filmuką aš jau niekam negaliu rodyti dabar. Arba iškirpti reik tavo pasakymą. Iškirp geriau, tai aš nepagalvoju, kad tai filmuoji. Tai aš filmuoju dėl to. Dėl to ir klausiu, kuo skirias parasparnis nuo lėktuvo. Nei matomumą jokias grindys, nei sparnai, nei stiklai tau užstoja, nieko. Daryk, ką nori. Skrendi, paprašai cigaretą, padai parūkiai, vėl turės skrendėt. Gali susidaužti, nulaus išgerti. Nors karvis, cigarečių gali pasimt parūkyti iš žmogaus. Siūlau, pasimk. Nu, matai. O čia tai daikš yra. Kur savų privalumų, ne? O, Jarko. Ive, nusileidom, pakilom. Be jokių pagalbas. Be nieka. Na, tai niekai nereikia. Nu, be nieka. Nu, vienu žodžiu, rimta technika. Nu, technika. Kaip tavo kestukai? Mano gerai, tik tai viskas galvutė pradėgi. Kaip pradėgi galvutė? Nu, tarpinį po galvutę pradėgi. Ugnį šiandien tiesiai tarp cilindrą ir galvutės. O tai dėl ko? Nežinau. Tai žinau dėl ko. Jau dabar sutaisysiu. Tai dabar nesakysiu dėl ko per kamerą. Gali pasakyti. Dėl benzo? Dėl forsavimo. Aš jį labai forsavau. Per daug forsavau, tai, kaip jis sakė, dabar jau reikia deforsuoti. Ai, tai dabar vieną tarpinę padėti daugiau, ne? Nu. Ką? Nu. Per daug naimiai. Nu, taip. Nu. Jis sušalo, o aš sušilau, ore? Aš tikiu. Ką man irgi? Visą vėją užstoju, žinau, man visas vėjas parėn baną. Man reikia tos tampyti, žinai, ir nešalt. Nešalt. Aš tai nieko, va, tą pasitraukęs iki šau kojas atsitraukiu. Reikia duoti keleivį patampyti. Per toli vadžias. Ne, eim duoti, gali. Būtų vėl nuskridęs kur nors į pelkę kokį. Ar aš? Nu, Ne. tada ir pūžiai. Į Kuršmarės. Tai man pasakė, aš jau koks yra, išmokina. Pasisukiojom, pasimalėm. Nu, dabar lyg tai radijo ryšys normalus buvo, ne? Ai, viskas gerai. Mes susišnekam, kai gal su tai žinai paskiau, kai buvo rūstinėjai. Nu. Edmas buvo privažiavęs, sako, su ko mes ten nemaišom. Sako, kad mes jūsų negirdim beveik. Nu, tai ką tu ten toks kriuokim, dušų tiek varų? Nu, sako, jūsų negirdim. Nu, žmonės užvertė galvą, žiūrų. Jums įdomu. Ką, ne tas žodis. O, vokiška kepurė. Nu. Labai gerai. Parasparnį daro. Super. Ne, rimtai, vokiška, žiūrėk. Nu, taip. Super. Tik raciją reikia, aš turiu šalmą, bet neturiu dar vienos racijas. Kokį? Tai mums nereikėjo. Su ausinėm, su viskuo. Mes susišnekėjom. Ne, normalu šalmas. Mes kestukas susišnekėjom. Yra nuo Skorpijo nupirkau tą šalmą, o dabar būtų keleivių pats tas. Ne, mes su to mes susišnekam laisvai, be problemų. Kur tu davėjai dviratininką, tą irgi ten įdėjau. Viskas veikia, tik tai reikia racijas. Vabuchūną kokias nors. Man reikia tankis tą šalmą. Kaip tankis. Tie tai labai geri šalmai.